fange an mit Frau Morkunaite. Bitte. Ačiū pirmininkė, komisarė, kolegos, džiaugiuosi, kad šiandieną šitą atvejį svarstome Europos parlamente ir diskutuojame. Susitarimuose tarp ES ir Šveicarijos nėra numatyta galimybė skirstyti ES piliečius į skirtingas kategorijas pagal jų priklausomybę vienai ar kitai ES valstybei nariai. Šis Šveicarijos sprendimas negali būti motyvuojamas visuomenės spaudimu, kadangi patys šveicarai dar 2009 metais referendumu išreiškė savo pritarimą laisvam darbuotojų judėjimui su Europos Sąjunga, abipusiam judėjimui. Neseniai plenarinėje sesijoje piktinomės Olandijos politikų remiamų tinklą diskriminuojančių migrantus iš vidurio ir rytų Europos, kurie atima darbo vietas, tačiau jie skundžiami ne vien tik tai dėl to, bet skundžiami ir dėl ne vietoje pastatytos mašinos ar triukšmo vėlai vakare. Tendencijos labai neramina ir ekonominio sunkmečio laikų bandama ieškoti atpirkimo ožių, kuriais tampa kitokie. Visgi tikiuosi, kad ES ir Šveicarija drauge išspręs kylančius iššūkius normalaus dialogo būdu. Ačiū. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin für 1 Minute Frau Flašíková-Beňová. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dňa 18. apríla švajčiarska vláda oznámila, že sa jednostranne rozhodla opätovne zaviesť prisťahovalecké kvóty pre občanov 8 krajín.